Čia jeigu žmonės vadins šabakštynu, tai tikrai čia yra šabakštynas. Tokio pat tipo miškas buvo, kai mes jį pirkom prieš 12 metų ir dabar pasižiūrėsim, kaip atrodo po 12 metų mano paties kirstas, kuriam nieko nesodinau, tik dabar išugdam. Čia ir yra tas šabakštynas, ką žmonės ko gero vadina šabakštynu. Jeigu jį iškirtai mišką, čia duotuoju atveju matos, kad buvo kažkada augo uosiai, jie buvo išvirtę, išsitraukę žmogus, bet toliau užžėlė lazdynai ir niekas kitas. Ir jokios kitokios, niekas kitas čia neauga, išskyrus kelias beržus, uosis. Tai tokio lygio mišką aš buvau nupirkęs, jį iškirtom sanitariškai, nes buvo beveik visas išvirtęs, kelios pasilikusios supuvusios drebulės augti. Ir dabar einam, parodysiu, ką mes užauginom per 12 metų. Nu va. Čia šabakštynas. Pripažįstam, bet čia jame žmogus jau senai kažką darė ar ūkininkavo. Ir čia niekas kitas neaugs, kol neiškirsi plinai ir arba pasodinsi, arba atsisies savaime. Duotuoju atveju tenai senam ugdomam sklype atsisėjo savaime, tik tais reikia iškirsti nereikalingus medžius, kad pradėtų augti normalus miškas. Nu tai va, čia yra jaunuolynų ugdymas daromas. Išpjauna lazdynus, vat nuo kelmo yra lazdynai. Išpjauna, kur per tankiai priaugusių yra drebulių. Beržus stengiamės visus palikti. Pereit šitą mišką šiandien bus iššūkis. Tai gal pasimėgausim drono vaizdais.